makiažo rutiną rinksiuos ne aš pati, o random eisiu per dėžutės ties kiekvienu stepsu ir imsiu bet kokį produktą. Jo tragiškesnis, aš jį dabar sutvarkiau, taip kad pažiūrėkit, kas čia man gavos. Manau, kad esmę tikrai supratot, vienu žodžiu turiu čia dėžę, kuri yra tiesiog pilna įvairiausių primerių. Ir dabar rinksim labiausiai random. Weird, matot, grinai tiesiog būtų konsistencijos. Taip, primeris tikrai insane geras. Veido bazės, aš jų turiu tiesiog krūvą, aš neįsivaizduoju, kada aš tiek dalykų išnaudosiu, kadangi dažnai produktų turiu net po kelias skirtingas spalvas. Aš labai tikiuosi, kad aš nesidaužysiu gerai, šitas. Au! Super lengvas ir labai gražiai atrodo, tipo labai. Jeigu ieškot kažko natūralaus ir tikrai gero, šitas tikrai patiks. Biški mažiau. 1, 2, 3. Nesveikai kreminis ir pagaliau uždėsiu biški coverage ant veido. Aš nežinau, ar jūs matot, bet ant kiek kreminis yra šitas concealeris, it's insane. Prie skysto kontravimo, nes aš kai tik supratau, kad aš jį kažkaip praleidau ir pamiršau. Tai šiaip aš jau turiu 5. Kur jo čia šiaip nebelabai jau yra. Tiesiog atrodo ištirpsta naudoti, kadangi vėlgi jis toks labai lengvas, kreminis, toksai vos nevandeningas. Čia net ir čia yra šiek tiek liūdnoka. Ir galvos aš manau už šitą. Čia yra toksai ale Milk blusho dupe, vienu žodžiu tas toksai želė blushas. Matot, jis tiesiog sunkiai blendinas, kadangi jisai iš karto įsigeria į odą. Gerai, šiaip netaip susidorojau ir išblendinau. Toliau keisim prie setting sprays. Ne šiaip, kas žinot, kas ne, mano pats mylimiausias yra šitas. Tai aš kažkaip ir nelabai šito įimu. Gal pasakyti, kad aš manau, kad aš imsiu šitą. Yra, man atrodo, Catrice, aš tiesiog supyliau. Also, šiaip visai neblogas. Žinant, kad jo kaina yra gal kiek 3 eurai. Lighterių ir aš jų turiu kažkaip labai daug. Šitas man turbūt labiausiai nepatinka iš visų, kuriuos turiu, nes jisai laikosi pirmas 10 sekundžių. Vienas dalykas, kurio aš turiu tiesiog krūvom, yra tušai, bet aš esu labai specifiška dėl savo tušų ir man realiai patinka tik tai keli. Duos, kad būtų tas tušas, kuris man patinka, kad man tikrai dalis man tikrai. Aš manau, kad man net nereikia sakyti, kodėl man patinka šitas tušas, jis tiesiog yra tobulas. Nerėm, va šitą. O, tai patinka kaip 2. Gerai, 1. O ne. Ok, jis yra labai raudonas. Oranžinė lip gloss. Jo. Jeigu ne šitas raudonai oranžinis lip combo ir ne tas blushas, kuris sunkiai išsiblendino, viskas būtų tobula. Gerai, pasidariau normalų lip combo ir dabar visai kitaip atrodau. Taip kad tikiuosi, kad jums patiko toksai video ir ačiū, kad žiūrėjot.